Betson Kazino. Betson lažybos. Betson Kazino. Betson lažybos. Betson Kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Namaste, kintai, Dakaro didelės įsibėgėjo, mes toliau judame. Ir vienas iš skaniausių dalykų, ką gali turėti kiekvienas rimtas kentas, tai yra BMW trojkė arba ketvirkė. Aplamai, tai yra mūsų siekiamybė, tai yra technologijų viršūnė, tai yra nuostabiausias automobilis. Šiandien mes apžvelgsime BMW i4 elektrinį vegadomobilį, bet tai nebūtinai reiškia, kad jis yra blogas, nei geras, nei blogas, chebra. Pasižiūrėkite, galbūt jums patiks, galbūt nepatiks, aš kalbėsiu šiandien labai apie visą automobilių industriją ir apie ką pakalbėti. O mes su peršalusiu balsu važiuojame į naują test drive'ą. Važiuojame BMW i4. Nu ką, kaip sakant, savaitę gulėjau lovai, dabar prikėlė mane iš tų mirusio operatorius ir mes tęsime filmavimus. Bet čia hibrido tokia situacija. Man vėl pasižiūrėjęs po peršalimo į BMW, ketvirkę, trojkę, nesvarbu. Iškart yra motivacija. Varyti į papildų parduotuvę, nusipirti, 5 kg proteino, nusipirti sportinę tašę, pradėti vaikščioti kokį Gym Plusą. Man labai malonu, kad labai daug žmonių sportuoja Gym Plusą, ten Lemodžymė, kitose klubuose. Žmonės rūpinasi savo sveikata, o automobilis yra jų gyvenimo būdų išraiška. Ir BMW, kadangi jis yra vis tiek sporto charakterio automobilis. Jis parodo, kad jūs iš tikrųjų esate aktyvus, judantis gyvenimas čėlas. Gal biški BMW turi tokį atspalvį, kad tu esi dar toks pacukas, kur ten nori kažkur lėkti, skubėti. Tam yra Mercedesas. Yra Mercedesai, atitinkamai C klasė, gali važinėti ramiau. Automobilis taipogi labai geras. Svarbiausia, kad jūs negalvotumėte apie kokį nors Audi A3, Vat pizza čia. Geriau, aš nežinau, sūnus dizaineris negu sūnus, kuris nori Audi A3. Čia taip, pas mus šitas yra vegadomobilis. Aš esu atvažinėjęs su BMW. Galiu iškart pasakyti. Bus šiandien žiūrės Tesla vairuotojai ir BMW vairuotojai, kurie visiškai nedori elektromobilių. Aš asmeniškai pravažinėjau elektromobilių, aš pats jo nedorėčiau jau. Čia man jau praeitas etapas, man jau yra neįdomu. Galbūt iš tikrųjų norėčiau tiesiog paprasto mild hybrid benziną. Viskas, pili į baką ir važiuoja, nesuka galvos. Kuo naujesnė mašina, tuo geresnė multimedija. Bet mes pakalbėsime apie jį, aš atskleisiu visus pliusus minusus ir kuo jis yra geresnis už Tesla, mano asmeninė nuomonė ir man pohu jūsų nuomonės, jis nerdai. Nes yra tokia problema. Teslos vairuotojai yra nerdai. Jie nebėgsta vairuoto automobilio, o BMW vairuotojai mėgsta vairuoto. BMW ir padarė elektromobilį, kurį galima būtų vairuoti iš bėdos, jeigu jums reikia elektromobilio. Visa esmė yra taip. Po apačia stovi didelė baterija, 83 kW, bet panaudojami yra 80 kW. Ir matot, toks yra labai negražus plastikas, kurį reiktų sutvarkyti, bet jo nesutvarko, parodyti, kad čia yra, elektromobilis. Man jau nepatinka šitas dalykas. Aišku, dėl žemos baterijos, dėl žemo svorio centro automobilis turėtų būti geriau valdomas. Bet kebra, 1600 kg sveriantis automobilis tikrai bus geriau valdomas negu 2300 kg sveriantis automobilis. Priedo, čia nėra paprastas BMW i4. Yra e-drive, žodžiu trumpai, E40 ir E35, jeigu aš neklystu, nes dabar pasikeitė truputį situacija, bet čia yra M50. Čia yra tipo galingiausia taškė. Čia tipo yra maždaug kaip B58 3 litrų benzas BMW. Jis valyt, bet neskubėkite lyginti, elektrinę mašiną, su vienu iš legendiškiausių variklių, kurį padėjo sutvirtinti Toyota, Nu, kad jis taptų patikimas pagaliau, Žiūrėkit, čia stovi 2 varikliai. Paprasta BMW elektrinėm stovi vienas variklis, čia stovi 2 variklis. Tai reiškia, kad jeigu jūs pamatysite gatvėje žmogų, su elektriniu BMW ir pamatysite, kad jis kerta 3 juostas, vėliau nedaro posūkių, nepykite ant jo, jis ieško greičiausiai artimiausiai įkrovimo stotelės. Plus, 80 kW baterija, atrodo viskas zaibys, bet mašina yra gan didelė, Aš imčiau asmeniškai tiesiog trojičką, man trojkės patinka. Man patinka trojkė, man patinka M3. Aš laukiu labai iš viso naujos trojkės išeinant, Aš ir operatorius jau pasiruošėm kostiumus, lastus, pedaraskės, Eisim į BMW pristatymą, kada nauja trojkė išeis, Reikės būtinai žiūrėti, Čiagi vienas, įsivaizduokit, nauja trojkė, tai čia kaip religinė patirtis rimtiem kentam. Į jūsų pasaulėlį ateina naujas tvarimėlis, kūrinėlis, kuris jūs vežios, turės geriausią multimediją. Visi barozai sakys, o tu maladės čiuvas, o jūs kaifuosit kiekvieną dieną. Ir nesvarbu, ar tai bus 2 litrai ar 3 litrai, jūs vis tiek kaifuosit nuo tos tačkas. BMW teikia kaifą. BMW teikia maksimaliai kaifą. BMW lengvai parsiduoda, BMW teikia kaifą. BMW gal kartais, su dizainu nusigrybavo. Ir ko aš labiausiai bijau, aplamai kalbant, kad jau būtų įdomu žiūrėti, nes jums poku ant to elektromobilio. Aplamai kalbant, dizaineris pasikeitė BMW. Jis dabar yra išmydė. Ir gali būt, kad, o nebus kartais, kad ta trojkė nauja atrodys labai hujovai,
blėt. Vat aš dėl to labiausiai ir pergyvenu dabar. Tikiuosi, kad nauja trojka kitąmet bus įspūdinga. Nu žiūrėkite, kas su šita babkė, va, blėt. Lempos, tako, gražios, blėt, priekis gražus, šitie ausiukai standartiniai, vegano mobiliški. M raidelė, klasika. Man kas nepatinka, va šitas trauma kelia, blėt, šitie vadai mėlyni BMW, bet, blėt, tiesiog nepatinka. Aš jau nuo praeito BMW 3, blėt, spjaudusi nahui. Problema su juo yra ta. Jis konkuruoja su Tesla Model 3, o Tesla Model 3 yra žymiai pigesnė negu BMW i4. Čia realiai, kadangi galas pasikelia kaip Tesla Model S, čia turėtų jis konkuruoti labiau su Tesla Model S, o ne su trečia Tesla. Bet su Model S Tesla jis konkuruoti negali, nes jis skaitosi kaip tipo 4 serija. Čia yra šiza, kurią padarė specialiai, manau, marketologai, kad jūs susipainėtumėt, kad jūs gaudote maždaug trojkę, bet geresnės daugiau vietos. Iš tikrųjų, gerai jinai važiuoja, bet tai yra didelė mašina, elektrinė mašina, su kuriais turėsit, blėt, kažkur jie parkuoti kiekvieną dieną. Suprantat, elektromobilio esmė yra maža mašina, kad įtilptų kažkur ir viskas. Jau paprašiau trojkę pasiimti 2 litrinį ir važinėt, kaifuot nacho nuo gyvenimo. Aš iškart sakau, nepūsiu miglos, jinai valint, blėt, jinai valint konkrečiai, jinai rauda iki 100 per 3,9 sekundės, maksimalus greitis 225, bet važiuojant 225, nu, manau, iki Elektrėnų galbūt davažiuosit 50 km, nedaugiau dar. Aplamai, bachūram šitą mašiną netinka, nes jeigu jūs planuojate važiuoti 15, 150 ir daugiau trasa, jūs tiesiog užsipysat krauti. Kitas svarbus momentas, iškart papasakosiu viską, blėt, kas mano galvoje verda. Čia yra greitasis pakrovimas. Jis gali iki 210 kW kraut per valandą. Bet skamba gerai, skamba gerai. Bet kai pradeda krauti 10 iki 80, tai jis paduoda apie 130 kW. O nuo 80 iki 100 jis privalo sumažinti kW padavimo skaičių, nes baterijos tiesiog neatlaiko. Čia yra didelė problema, jūs susipysat krauti, aš jums iškart galiu sakyti. Nes dabartiniai daugiausia elektromobiliai tam krauna žymiai didesnių greičių, blėt. Ir vis tiek ta idėja, kad tu privalai ieškoti laidų kažkur. Esi kaip narkomanas priklausomas nuo heroido, blėt, nuo bajado, blėt. Vaikštai kur gaut, blėt, elektros, nahui. Paprašiau į degalinę, užsukai įsipylį, blėt, tu trasoji tavo babkė 6 litrus, blėt, jeigu ekonomiškai viso, tu neskas augalos, tu kaifuoji, tu esi gyvenimas savininkas. Su elektromobiliu yra ne tik tas range anxiety, kad toli nenuvažiuosi, bet su elektromobiliu yra tas anxiety, kad tu aplamai turi ir tu jo lengvai neparduosi, blėt. Arba tu jį parduosi pigiai ir tu toli nenuvažiuosi, tu negali nuvaryti Klaipėdą ir atgal. Sak, pavalgyti ledų ir grįžti atgal. Tau reikės brangiai užkrovimo mokėti, nes jeigu tu nori greit važiuoti, tai reis, blėt, 25-30 kW, tada reiškia, kad nedavažiuosi niekaip ir reikės tau dar automagistraliai už brangiai krautis, už 75 centus, man atrodo, dar kiek pohui, nesvarbu. Turėsi brangiai krautis, turėsi gaišt laiką. O tuo metu čiūvas su golfu sėdu jau bus davažiavęs iki Klaipėdos. Aišku, palyginus, čia yra tikrai tokia barbarva, kaip ir visos kitos. Jinai turi valdymą, jinai turi gerą multimediją, jinai yra balonė mašina, estetiškai balonai ją žiūrėt, nors ir čia, blėt, pagalvoju, čia paprastas hatchbackas, blėt, su pakeliamu, vat, tokių galų. Bet į vidų galima, tarkim, daug tikrai įtalpinti bagažą, galbūt skolininkas netilptų, nes jis galėtų išlyst pro ten, bet va, nuleidus šitas galinės sėdynės, galima netgi ir dviratį įsodinti, o čia va, gražiai viskas uždaryta, apsaugota, kad stiklo nesumaladot. Viskas apgalvota yra. Dar plus, jeigu esate kaimietis, o greičiausiai jūs ir esate kaimietis, nes mes visi kaimiečiai, BMW turi magišką triuką, paspaudas mygtuką, turi išlįsti į farkopas, kad galėtum prikabinti priekabą ir pasuošvę nuvažiuoti bulvių, blėt, užsikrauti. Žiūrėkit, kokios grožios tahui. Iškart kitaip tačka atrodo, žiūrėkit, va, iššodo su farkopu, blėt. Atrodo kaip tėvas jūs, suprantate, jau prie tavęs nieks neprisipys. Farkopas geras dalykas, blėt. Gerai pažiūrim, kas dar apačioj. O, apačioj va, Harman Kardon. Subwooferis. Reiškia, be Harman Kardon įrangos, be Harmano Kardono ir man atrodo Bang & Olufsen turėjo daryti, nu, pagal idėją šitą modelį. Tai čia, tu prasme, dar nemažai vietos, jeigu subwooferį atmetus. Bet aš, blėt, muzikos neišimčiau, nahu. Muzika yra šventas dalykas. Aš muzikos mokyklą Karoliniškėse baigiau, blėt. 7 metai kalėjimo, blėt. Akordeonistas, matot? Rankos kokios akordeonisto, nahu. Chebra, pasakysiu visumoj. Mašina graži, galbūt man trojka paprasčiausia, kad ir durė trojkė, tada M3, ar paprasčiausia, patinka labiau. Šitą biškį man tokia per stora, blėt. Tokia bandelė, blėt. Žinai, kaip X6, kaip burgeris, blėt. Vežioja bandelę nereikalingą. Per daug ekscesų. Bet visumoje visai nieko. Gražu. Patinka, kad čia berėbiai lagai. Berėbiai lagai. Gražu, nuostabu. Pagaminta Saint-Gobain. Saint-Gobain yra viena iš seniausių Europoje įmonių. Jau viduramžiai Saint-Gobain klestėjo. Čia prancūzų įmonė. Ir iki šiol dar klesti
tai gamydavo automobiliams stiklus. Šiaip įdomi istorija, pasidomėkit. Nu va, atsidarius kapotą, matome, kad ką visi Tesla vairuotojai iškart sakys, o nėra priekyje nieko, kur galima laikyti daiktus. Jūs, blėt, namie laikykit daiktus, nahui. Mašina skirta, blėt, vairuotojo nelaikyti daiktus. Taip, čia nieko nėra, čia čia yra elektrinis variklis, paliktas toks plastiko gabalas, labai širdis tverkia, kad čia nėra benzinio motorą. Tai čia yra, čia nėra. Čia va tikrai atsidaro. Čia va galima ką nors įdėti, kišti ir važiuoti ramiai savo kitą šalį. Tai, nu ką žinau, blėt. Nu, leidžia bent jau atidaryti kapotą, blėt. Galėtų iš viso neleisti, kad nelystam ten. Šiek keista yra, hebra, keista, per daug komplikuota. Galbūt priekį reikia ir bažėsti daryti. Priekis yra dėl to išpūstas, o čia gydėko, blėt, skirius variklį nėra. O jeigu modelis su vienu galiniu varikliu, tai galėtų dar sumažinti priekį. Teoriškai galėtų. Šiandienos laidą remia Hado. Hado yra nuostabus gamintojas, jis siūlo labai daug produktų automobiliam. Jeigu tai yra vidaus degimo variklių varomas automobilis, jie turi atominių metalo kondicionierių, revitalizantus, greičių dėžė, variklę, DPF filtro valytuvus, turi tepalus. Kiekvieną kartą, kaip jūs keičiate automobilio tepalus, naudokite Hado, kad jūsų automobilis važiuotų ilgai, kad jūsų automobilis važiuotų smagiai. O jeigu jūs turite elektromobilį, jūs taipogi ten rasite Hado produkcijas, valytuvus, kondicionierę, padangų juodintojus. Va šitam automobiliui labai reikia plastiko juodintojų. Plastikai, nu, netrodo labai gražiai, jūs reiktų pajuodinti. Taigi Hado turi labai daug produktų ir jeigu jūs konkrečiai nežinote, kokį produktą reikia iš Hado, kreipkitės į hado.lt ir ten jūs specialistai mielai pakonsultuos, pasakys, kokio produkto jums reikia. O jeigu to produkto nereikia, jie taip ir pasakys, kad jums to produkto nereikia. Naudokite Hado, važiuokite ilgai, važiuokite smagiai. Ačiū visiems. Varam testuot, nahui, zapizdėlsi aš jau, blėt, jau čia užsikalbėjau, nahui, kaip, blėt, reklamą. Ne, šitos taškis tiek tai pardavinėjai, jeigu ką, blėt, pizdabolai, kurie, blėt, verkia, kad aš čia taškis, blėt, pardavinėjau, blėt. Nu taip, reikia kartais parduoti porą taškų, o ką daryti? Čia šiaip yra savininko mašinas, jis, vat, iš statybų, atvažiavęs, mašina biškai per vidą buvo, apiplovėm, žmogus statosi, kaip visi turtingi žmonės, turtingų žmonių problemos, statybos, apžinai statybos, nahui, apžinai purvas, statybininkai, blėt, kelio nepadaro, viskas susipurvina. Tai vat, nu ką, atsisėdus su salono balodo, visur juodos lubos, blėt, M-tema čia yra stoglangis, kuris dabar uždengtas, blėt. Žiūrėkit, viduje man patinka vairas, man patinka BMW ženkliukas, man patinka, blėt, liesta vaira, patinka poreikiai, viskas patinka išskyrus, vat, čia galėtų būti krištolinis pergiklis, tas jau firminis, biškai gražesnė rankinėlė, tas atrodo pigiai, tas plastikas ir ta idėja, dizainą dar do BMW 3, blėt, užtenka, dahu, paleiskite jau, blėt, kad elektromobilis čia kažko ypatingas, žmonės jau nenori to elektromobilio. Šiaip visumoje ventiliacijos angos, tas ekranėlis, man labai patinka, da. Visiems čia turėtų patikti. O Hudson Ciberio garsai, tie, blėt, įvairiausi. Čia multimedia, prie kurios reikia dar priprast, bet yra iDrive mygtukas ir galima patogiai su jo žaisti. Galima ir paspausti fiziškai, galima ir nepaspaust, blėt. Krošė, sakant, čia, blėt, galima sėdėti iki rytos tą multimedia žaistą. Jau ne apie tai gyvenime, blėt, apie žaidimus multimedia. Gerai, žiūrim tuos, blėt, režimus, na, kokie yra. Va, gali pasirinkti 3 režimus. Comfort, Eco Pro, veganinį režimą, jeigu jūs mėgstas valgyti, blėt, maistą be mėsos, na, ir yra sport režimas. Sport režimai, jinai labai agresyvi, blėt, žoskai agresyvi. Ant sporto ne tokia, ant sport bus, jinai sužvėrėja, blėt. Aš čia dabar išjungsiu, kad netyčia nepystas stulpo, na. Jeigu komfort režimą paliekam ją. Dar vienas pliusas yra. Kadangi čia nėra valdymo lopetėlių, blėt. Va, tu įsibėgėjai ir tu nori sustabdyti, nu, tai tu stabdai power. Arba nori pagreitinti, perjungi power. Čia nėra nieko, blėt, ir taip, tu trūksta pizda. Bet yra sprendimas, įjungus drive, galima pajungti B. B tai yra rekuperacijos režimas, jinai nuolat stabdo ir stabdo labai smarkiai ir jums beveik nereikės mėsti naudoti stabdžių, blėt. Bet jeigu jūs važiuojate trasą, jūs susipysit, blėt, nuo šito režimo, įjungitu drive ir tai visą laiką rieda atleidus gazą. Tai va čia visi pliusai, blėt, elektromobilių. Iš karto galiu pasakyti, nu, kol nepaspaudi gazo, nu toks jausmas, kad važiuotum liktai su hibridu, bet nėra to keisto jausmo, kur ten gelbėjai, blėt, pasaulį, kad tu aukojas, ten, kad valgai ten, aš nežinau, blėt, kompostą, blėt. Tu nesiaukoji ir nereikia dėl šito pasaulio aukotis. Ir geriausia, kad tu gali duoti šitam pasauliu, tai tiesiog vis laik išlikti pozityvių. Va, išvažiavome ir pirmas jausmas, čia yra tikras BMW. Keisti Hudson Ciberio garsai ant komforto režimo, iškart greitinai momentaliai viršė, blėt, čia neįmanoma su lėtai važiuoti. Ta mašina yra per galinga bendro naudojimo keliams važiuoti į darbą kiekvieną dieną, bet jo
jos baterijos per mažai yra, jog važinėti trasa. BMW viską įsprendžia su 3 litrų dyzelį. Visas problemas, blėt, įsprendžiamas nahui. Sukuria problemą, blėt, politikai, o automobilio gamintojai jau nebegali, blėt, nu ką jūs norit, nu neperka tų elektromobilių, nu blėt, žmonės nenori mokėti. Žmonės nori tačką, kuri tardautų ilgai. Bažai ką, tu nenorėsi pardavinėti jos, tipo, o jeigu rekuperacija, blėt, kaip stabdo. Kaip, blėt, kalnų stabdis, kaip fūros. Bet vat, jungus drive režimą be rekuperacijos, tai visai maloniai rieda. Elgiasi kaip paprasta mašina. Nu tai vat, gamintojai jau nebežino, ką jam siūlėt, blėt. Nieks nieko neperka, išskyrus dizelius ar benzus. Nu tai, blėt, visas sprendimas ir yra, tai pardavinėkit dizelius ar benzus. Nepiskit mum dahui protą. Mes dahui nešūris, blėt, ir debilai. Faina, kur čia važiuot, blėt, aš nežinau, va, ta visa multimedia, Harman Kardon, jeigu babkių turi be gadolov, statai, kaifuoja, galima biškį muzikėlę paleisti, kad kopistraiko negautų. Darbus aš pasibaigiu pusvalandžių. Kopistraiką iš bareikio gausime, blėt, ir po to bareikas iš mūsų babkių galės nusipirkti. BMW pirmą įmoką galės pasidaryti. Karočią, nedaug, hebra, aparatūra hujeda. Bet iš karto nuotaika BMW šitą daglą jibaliką krokodilą gali padaryti, nors nereikia, reikia vis laik šipsotis. Bet tik tai tokios va trojkės, tik tai caiškės gali suteikti tą emociją, nes čia yra tikrų bachūrų, turi šitas testosteroną dar, tačkės. Blėt, koks eismas sudėtingas. Pizda, kiek rugsėjo mėnesį neįmanoma važiuoti, blėt. So. Su elektromobiliu pliusas, kad gali labai greitai išmanevruoti. Labai zaibis prilaiko mano šonkaulius, blėt, automobilis. Vieną komforto režimą aš jau jaučiu, o čia, baby, Tai už ką aš moku babkes, blėt? Už valdymą, dahu, už BMW valdymą, blėt, už gerą valdymą. Ir ko jūs turit naujesnį multimediją, kuo ilgesnį bibį, to jums smagiau, dahu. Ir nereikia už BMW išleis daug babkį, neleiskit šaibą tų X6, X7. Wow. Real Life GTA 6, dar prieš GTA 6. Va, komforto žybo jinai tokia minkšta, nepasakysiu, kad čia yra visiškai BMW valdymas, yra komforto, yra daug komforto. Ir įdomu, ar ant sport režimo pasikeis jos pakabos valdymas, nes jinai dabar tokia biški plaukianti netgi yra. Bet aš manau, kad tai plaukia dėl to, kad pas ją labai sunkus akumuliatorius, tai sveria 2300 kg. Ir nepamirškite, kad normaliai babkės sveria štuka 600 kg, štuka 700 kg, štuka 800 kg, bet blėt, beveik 2,5 tonus. Ir taip trūksta lapetėlė, nors tu, blėt, ką dahui. Gerai, įjungiau sport boostą. Čia maksimalus režimas. Ir į kalną važiuojam. Bet yra tas... Yra tas vadinamas jausmelis, kai važiuoja girtas su atrakcionu, blėt, olandišku. Bet labai greit pripranti. Nors iš tikrųjų, jinai tikrai greičiau bėgės negu per 3,9 sekundės. Aš manau, jinai kažkur per 3,5 galėtų įsibėgėti. Visąlaik vokiečių gamintojai rodo mažesnius skaičius, negu yra iš tikrųjų. Labai gaila, kad dabar kamščiai prasidėjo, bet aš nematau su šitą mašiną prasmės važiuoti kažkur labai toliu. Nes, nu ką, mes pavažiuosim, elektros prideginsim, o vėliau savininkas negalės grįžti namo. Va, įjungiu rekuperaciją. Žmonės ar mus žiūri? Jo, žmonės žiūri, galvodami, kad mes esam, blėt, dalbajobai. Ir mes valgom netikrą mėsą, dahui. Padangos net 4 kasusi, blėt. Tai žvėriška mašina. Labai man maloniai patinka, kad duodi į šoną, ne tik gali užsėdinės prisilaikyti savo šonkuliais, bet ir korpusą visų. Aha, nedorėjai būsų praleista, ne? Šonkuliuk tu, blėt, visą nesėdį, dahui. Suka. Nu va, aš iš karto atsigavau, blėt, va, peršalimas jau baigė išgyti, dabar va, užtenka man tik tai nusipirkti tą sportinį krepšį, kur midėjau, blėt, proteinų dahuja, varti kačialkę. Tavo gyvenimas iš karto tampa kaip GTA misija, blėt. Tu ryte atsikri, tu jau žinai, kad tau reikia varkę sukti, kažką daryti, blėt, bet ką, dahu, nežinau, paimti pagaliuką ir šūdą, blėt, keverzotą, nu, belenką daryti, svarbu kažką daryti. Nu, ką galiu pasakyti, tai yra pergalinga Lietuvos keliam, blėt. Malonė, patogi, gera mašina, kol neįsikrovė, aišku, laidas tai, blėt, trukdo gyventi man dahui. Heads-up displejus čia yra, kuris labai patogiai rodo greitį, rodo kur sukti. Bet mes išjungėm heads-up displejų, kad per headcamą jums netrukdytų bėgautis Vilniaus vaizdais. Betson Casino. Betson lažybos. Betson Casino. Betson lažybos. Betson Casino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Bet visumai pasakysiu taip, hebra, mane džiugina, kad BMW pasiūlo ir tokį variantą, ir hybridą, ir dizelį, ir benzą, ir jūs galite įsirinkti, ką jūs norit. Suprantat, gražus ekranas, gražiai multimedija, malonu, gerą, blėst, viskas. Viskas per daug nešokinėja interjero dizaine, yra nuseklumas, tai yra svarbiausia. Kai kiti gamintojai labai smarkiai šokinėja, nuseklumo nėra. Čia nuseklumas yra. Galbūt dėl dizaino išorinio, va, čia, blėt, klausimėlis. Ką mums pasiūlius nauja trojka, ar jinai bus labai baisi?
baigėsi, ar jinai vėl bus hitas. Prisiminkit, kad su M4 BMW, kai buvo, visi irgi labai žvengė dėl tų didelių ūsų priekinių, bet dabar visiems labai patinka. Tai galbūt irgi pradžiai bus šokiruojantis dalykas nauja trojkė, bet vėliau viskas pagerės. Daugelis manęs klaus, ko tu čia, blėt, taip pat tą trojkę užsivedai? O dėl to, kad i4 BMW niekam nahu neįdomi. Nu, neįdomi. Jinai gera mašina, bet tai yra greičiausiai vis tiek miesto mašina. Tu gali su ją į trasą išvažiuoti, tu su ją laisvai važiuoji, gerai jauties, bet nu ant akių baterija, blėt, senka, suprantat? Tu blėt, turi nuolat skaičiuoti kažkur, tai galvoti. Paprasčiau yra turbūt įsipilti baką ir galvoti, kaip uždirbti daugiau pinigų. Nes, nu, blėt, naujas BMK'as 6 litrus trasoje ryja. Suraskit kažką labiau ekologiško, blėt, kas galėtų be sustojimo iki Berlyno vienu tanku nuvažiuoti. O, kaip greitai pralydom. Labai aštriai posūkis eida, nuostabiai dirba, pakaba, PV džidėrėm duodavau. Nuostabiausias linkėjai bus. Uklodai, jak to būtų, uklodai, daviekščiau uklodai, aš tikiuosi vieną dieną su jumis teks pakelt taurių gėrimų taurelę. Nuostabiai bėgėjas, tu tarsi tu esi baterijose, tu esi, blėt, deo dahui, tu įvaldėjai fizikos dėsnius, blėt, ir tiesiog kaifuoji do gyvenimo, iki tol, kol nereikia tos mašinos krautis, blėt. Kebra, aš jau pasakysiu vieną. Elektromobiliai galbūt turės ateitį, kada atsiras solid state batteries, kur yra solid state batteries, tai yra pilnavidurės baterijos, kurios yra mažesnės, ir svoris sumažėtų nuo 2300, manau, iki 2 tonų. Būtų geriausia, kad ateityje sukurtumėt kažką, kas krautųsi labai greitai ir svertų štuką 800 kg ir nesijaustų svorio to elektromobilio. Va tada galbūt ir bus padaryta revoliucija. Galbūt žmonės tada ir norės persis ant jų. Kol kas, aš nematau ateities tame. Nenori būti pesimistiškas. Suprantu, kad tai yra nauja technologija. Suprantu, kad čia dėra po šitą apačią, kad čia naujos kartos kažkokia baterija. Bet kada bus solid state baterija, galbūt pasikeis viskas. Teoriškai, fiziškai paėmus, tai yra ir teorijoje turėtų būti ir kvantinės baterijos, kurios vienu metu iškart visus elektronus pakrauda. Bet pakrovimas superchargeras užtruktų kelias sekundės ir jau iš viso nereiktų dervintis dėl pakrovimo. Bet šito mes neturim, čia yra kokios fantazijos lygmenyje. Jeigu jūs dar kalbam apie kvantinės baterijas ir kvantinę fiziką, tai naujausiam astronominiam žiniom gali būti, kad mes gyvenam multivers, kad yra daug visatų. Ir kvantinė fizika sako, kad yra tokia pat dalelė, tai yra jūs, bet kitoje visatoje žmogus, toks koks jūs, vairuoja kitą automobilį, pavyzdžiui, M3, M4, dizelinį trojkę. O jeigu jūs vairuojat šitą i4, tai reiškia, multivisatui kažkur yra žmogus, kuris vairuoja M3 ir M4. Čia yra mindfuckas, bet hebra, antiek šitas pasaulis yra komplikuotas, kad aš noriu tiesiog dar iki šiol pilt, blėt, degalus, degaliniai ir džiaugtis šito gyvenimo. Mane nelabai iš tikrųjų domina, kas, blėt, yra multivisatui. Aišku, zaibys, kad kažkas, blėt, turbūt vairuoja M4, būdamas, tipo, mano pavydalė. O aš čia vairuoju elektrinę, blėt, dabar šiuo metu. Bet pasaulis yra toks. Užsipilam baką, kaifuojam nuo gyvenimo, auginame vaikus, žmoną keliaujame ir tiesiog neapsikrauname galvos šūdais. Teorijos yra zaibys, bet praktikoje dažnai jos neveikia. Svarbiausia, kas veikia šiame gyvenime, pozityvumas. Ir Vilniaus kamščiai, nahu. Pastoviai nesibaigiantis kamščiai, blėt. Man labai sunku įsivaizduoti Marozą, kuris, blėt, dabar važiuotų krautis 40 minučių trasoje. Plius dar kaip jūs kraujatės, gali jūs užpult kokie nors užpalikę, jeigu jūs esat moteris. Tai neatmetam šio variantų, nes gamintojai nepagalvojo, kad ekstra atveju galėtų rozetė tiesiog iššauti iš pakrovimo lizdo ir jūs galėtumėt pabėgti. Priedo, noriu pasakyti, automobilis yra gan tobulas, sveria per daug, nes aš žinau, kad benzininis variklis tikrai būtų malodesnis. Taip, čia yra žiauriai didelė trauka sport režimo, kas esate nepripratę prie elektromobilio, greičiausiai sakysite, wow, va čia tai ateitis. Čia yra dabartis. Bet ar mums reikia tokios dabarties su kompiuteriniu tokiu garsu? Aš manau, mums reikia šito ekrano, šito interjero, reikia gražios išvaizdos trojkės naujos ir būtinai, kaip mes su Šarūnu, pasiruošime kostiumus, mes labai norėtume, kad gerbėmiai podai iš BMW pakviestumėt mus pasižiūrėti, pafilmuoti trojkę BMW. Būtų tai malonu. Įkalt biškį šampaniuko, ikriukų, blėt. Gerai, pohu ikriukai, nereikia mums ikriukų, bet šiaip nuvaryti atidarėme trojkę. Čia religinė šventė rimtų kentų yra. Kartą į daug metų vykstantis festivalis. Žmonės tam ruošiasi visus 5 metus. Kaip pilna šaibas, varo į Norvegiją, į Airiją, į Londoną, blėt. Suka varkestė iškės, kad turėti šaibų įsigyti trojkę, blėt. Šlovė trojkę. Nu nežinau, blėt, nepasilgo iš elektromobilio. Praėjo jau nemažai laiko. Nu nepasilgo.
važiuoju. Turbūt tas jausmas, kaip iš ryto nežinai, ką darysi, išgeri kavos ir sakai antrai pusėje, varom kur nors į Rygą. Tiesiog varom. O jau, blėt, ir laikas, kad atrodo jau po pietų, kad jau nelabai ir spėsi, nes per matį reikia kažkur varyti. O tu spėjai, nes pas tai, blėt, šiluminė benzina voskė arba dizelinis šilumvežis. Ir tiesiog varai ir kaifuoja. Svarbiausia, geras abortas. Nesakau, kad tai yra blogai, vat šitas elektromobilis. Jeigu jūs turite įmonę, galite gidų rašyti ant įmonės, galite susigražinti 5000, jeigu naujas, naudota 2500 eurų gražyda. Jūs galite šaibų susigražinti. Nėra viskas taip jau labai blogai. Bet, blėt, gyvenimas per trumpas, dahui, kad būtų vegano. Overall, ką galiu pasakyti, jeigu mėgstat nuvaryti Janą Bešą, jeigu mėgstate Paryžių, blėt, jeigu mėgstate G Plusą nuvaryti pasportuoti, nu, blėt, šitą BMK jums patiks, dahui. Bet imkit geriau benziną, nes bus lengviau parduoti ir smagiau. Nebent jūs tikrai niekada neišvažiuojat iš Vilniaus, blėt. Vat iš savo miesto niekada neišvažiuojat. Turite kur parkuoti, turite kur krautis, blėt. Nu, galite imti šitą mašiną. Palygint iškart, jeigu jūs tarp šitos imsit ir BMW AX, BMW AX geriau. Jeigu jau norit, blėt, vegadababilio, tai imkit geriau AX, jis minkščiau važiuoja, blėt. Jis turi ahujedą aparatūrą. Nu, ir overall toks jausmas, prabagos yra. Vat su elektromobilio, tipo, tu negali spausti, nes tu, blėt, jeigu spausi, tai tu, blėt, dakvosi prie elektromobilio pakrovimo stotelių. Bet tas variantas jau čia būtų geresnis. Nu, nematau aš niekaip elektrinio automobilio, blėt, kuris būtų sportinis. Nu, man nesiriša, dahui. Nu, nematau aš logikos. Jeigu žmogus perka už tokias babkes elektrinę tačkai, tai reiškia, tu turi babkių remkį, blėt, su garantija, su viskuo. Jeigu tu kažkas sulūž, tau vis tiek sutaisys nemokamai. BMW taiso, blėt, tas tačkas tau nemokamai garantijų laikotarpį. Viskas ten normaliai. Kas yra dėl valdymo? Nu, viskas yra tobula. Taip kaip BMW ir turi duoti. Aš iš BMW kito ir nesitikiu. BMW dėl valdymo, sakyt, kad, tarkim, hujovas, tai tu, aš nežinau, tu, blėt, tavo vestibuliarinis aparatas turi būti sugedęs, dahui, kad tu, blėt, sakytų, kad BMW valdymas šūdinas. Aš kažkada, kaip buvau studentas, blėt, svajau, vat, ten turėtų tokius sportą. Aišku, nes aš patydavau, kurie turtingų tėvų vaikai atvažiuodavo su naujom baibke, blėt. Bet kai taisyklė, kaip tėvai viską nuperka taip lengvai, tai greit ir baigėsi pas žmonės. Nu, ta prasme, tačkai jau turi, mielas vaikė, blėt, pats jau savo gyvenimą susiorganizuoti. Jau tikrai turi pajausti, blėt. Kaip sunku yra kartais uždirbti pinigus, kartais lengva, bet sunku išlaikyti. Tai, kaip sakant, pats turi jausti vertę. Ir vat, tame momente, kaip tu pats įsigyji, užpildą sumą tačkį, tu tikrai norėsi įsigyti benzinę tačkį, blėt. Nu, tikrai ne elektrinę, nes jos, blėt, nu, vertėjai, nieks norėtų nereikia pirkti. Blėt, BMW, tai, žinai, galite ten mylėti, nemylėti BMW. Nu, tai yra gyvenimo būdas, tai yra diagnozė. ir, nu, blėt, nu, geriau už BMW. Sportiško nieko neras. Jeigu nori šiek tiek mažiau sportiško, Bersą paprasčiausia paimti ceškę, blėt, su gera įranga, viskas. Kaifok tą gyvenimą, neapsikraukit, blėt, kiemą. Bus dabar taip gamintojai, vat, greidžia, blėt, iš kairės į dešinę, kad jeigu ta geresnė, nes čia, blėt, ne, nu, pasiimkit trojkę, ceškę, važinėkit, turėkit naują iPhone'ą, blėt, tiesiog kaifokit nuo gyvenimo, keliaukit daugiau. Čia ir yra gyvenimo malonumai. Ta trojkė, jinai teiksim tiek pat malonumą, galbūt net daugiau negu koks nors X7, kur yra Carrara, blėt. Suprantat, nėra prasmės pirkti didelės tačkės. Blėt, BMW ir buvo viskas nuo huligankė. Supistus huligankės, kuris vietos nėra, blėt. Dročinė ta variklė, blėt, važiuoja. Bet čia, blėt, viską turim, nahui. Daugiau ir nereikia. Vertinkit tai, ką turit, nes kai prarandat, vėliau, blėt, visą gyvenimą galite gailėtis. Jeigu jūsų gyvenime viskas tvarkoja, jūs vairuojat savo svajonių automobilį ir norite atsišviežinti jį, neužmirškite, kad Refinish gali jūsų automobilį prikelti taip, kad jis atrodys geriau negu išvažiavęs iš salono. Refinish, Bozūriškių gatvė 21, 5 boksas, žygis, jūsų automobilį gali nepriekaištingai susitvarkyti. Kreipkitės į Refinish pažygį ir nesigailėsit. Karočią, oras nuostabus šiandieną, nors ir rudenėlis. Pasakysiu jums paprastai, blėt, jaučiat čia iš mano balso, kad nu, dar ne iki galo susitvarkė viskas. Aš sveikstu, viskas gerai, bet tas pats yra su BMW. Liktis viskas gerai, bet dar ne iki galo. Elektrinis BMW, nu ne tas. Kebra, norite BMW, laukite naujos trojkės, arba imkite dabar M3 Cab, arba senesnė F30 imkite. Ten irgi tie B58 varikliai geri. Norite 2 litrų BMKs, imkite 2 litrų BMKs. Bet imkite benzą, imkite dizelį, priklauso, kur jūs gyvenat. Elektromobilis,
gerai važiuoja, viskas ta, blėt, padaryta. Nu, blėt, vat, nėra lopetėlė, nėra emocijos, nėra tos nuojautos, kad davažiuosi kažkur, kaip reikės greitai. Ir dažnai, blėt, nu, trasoje krautis, tu čia yra, blėt, gyvenimo bausmė. Prie 26 laipsnių krautis. Tu gali jungti šaldymą, bet tu peršalsi. Tu gali išlipti iš mašinos, bet tu stovi lauki. Nu, čia yra nesąmonė. Jūs apsikraulo savo gyvenimą papildomais dalykais, nereikalingais. Trumpai tariant, ar babkė gera, ar galėtų būti geresnė, jinai jau yra geresnė su paprastu benziniu varikliu. BMW multimedia mane džiugina. Aš tikiuosi ateities trojka tokia pat, arba net geresnė turės multimedia. iDrive'as yra BMW, aš jūs myliu už iDrive sistemą. Viskas, daugiau čia nieko nereikia. Gyvenkit, kaifuokit, kaip sakant, keliaukit. Dabar rudenėlės, kelionių sezonas, daug pigių kelionių. Stenkitės gyvenime kažkur judėti link to, kad balansas tarp gyvenimo, gerai valdoma lengvo automobilio, nebrangaus, antros pusės ir tiesiog džiaugtis gyvenimu. Čia buvo Igor Šiškin. Jeigu turite daugiau įdomių automobilių, rašykit laimės-industrija@gmail.com. Mes susirašysim ir galbūt nuspręsim paimti jūsų automobilį test drive'ui. O aš jums palinkėsiu, varykit, ieškokit po šitą test drive'ą geros kelionės kur nors. Įdėkit gerai, taip, žinot, toks geras šokoladinis, blėt, įdėkis, nahu, grįžkit į Lietuvą. Ir iš karto į pabalą tiedą bilfį ieškoti, jeigu neturit antros pusės. O jeigu turit, tai veikit į restoraną, nahui. Su jumis tada sveikinsis angliškai, o ne lietuviškai. Viskas, dabar steikit tai, iki susitikimo.